3 bulvių rūšis. Nežiūrėjau, jokios ten būtų populiarios, ten dar kažkokios taip toliau, tiesiog tuo metu prieinamos. Vienas kainavo gal 3 eurus, kitos kainavo €9. Ir galiu jums pasakyti, kad va šitos, kurios buvo pačios pigiausios pagal kiekį, jų sudėtis yra realiai geriausia. Nes jų sudėtyje yra bulvių lazdelės ir sudėdamosios dalys yra 93% bulvės, likusi dalis rapsų aliejus. Viskas. Orkaitėje kepti ar oro gruzdintuvėje kepti jie žiūri fainai. Toliau, šitos neatsimenu, kokią kainą gal 2 eurai buvo, bet jų kiekis yra tikrai mažesnis, 600 gramų ir kilogramas. Kilogramas buvo €9, man atrodo. Extra lainas. Bulvės, saulėgrąžų aliejus, dekstrozė. Saldumą. 3 sudėtinės dalys, 6 gramai, 600 gramų brangesnė. Netgi negu kilogramas šitų. 3 sudėtinės dalys. Toliau. Paskutiniai. Šitie buvo, man atrodo, brangiausiai, jeigu neklystu, bet irgi ten apie 2 eurus. Bulvės, palmių aliejus, dekstrozė. 3 sudėtinės dalys. Gaila nebuvo tų tokių, kur visokių labai keistų dalykų būna pridėta, bet aš rimtai sakau, kad geriausias yra šitas, nes yra 2 sudėtinės dalys ir tai yra rapsų aliejus, o ne palmių aliejus.